Ar ir tavo VMI deklaracijoje Vintedas apmokestino pajamas už parduotus skudurus? Neskubėk verkti. Tuoj VMI konsultantė Birutė papasakos, ką reikia daryti. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Jeigu vykdai individualią veiklą ir tavo Vinted pajamos atsirado prie individualios veiklos pajamų, tau reikia tą eilutę ištrinti. Reikia tiesiog paspausti mygtuką ištrinti ir ištrinti. Klaus, ar tikrai nori ištrinti? Tikrai nori ištrinti. Oi, tikrai nori ištrinti. Tai paspausti ištrinti. Ir tada šitos pajamos automatiškai atsiranda prie turto pajamų, na ten kitoje eilutėje. Ir jeigu tavo pajamos už parduotas prekes neviršyje 2500 eurų per metus, jokių mokesčių nereikės susimokėti. Tačiau jeigu iš savo senų džinsų, kuriuos nebeitelpi, jau padarai startupą ir pajamos viršė 2500 eurų, na, reikės susimokėti. Kiek? Aš nežinau, aš šiaip ne buhalterė. Bet galim paklausti Birutės. gyventojų turto ir pajamų deklaravimo